Ir antras mechanizmas, vadinamas decoy efektą, apie kurį turbūt irgi esat girdėję, bet pakalbėkim, kaip jūs galite jį pritaikyti savo versle. Šis efektas buvo labai gerai ištestuotas The Economist žurnalo kainodaroje, kai buvo pasiūlyti 3 skirtingų kainų variantai. $59 už internetinę prenumeratą, $125 už fizinio žurnalo prenumeratą ir tie patys $125 už internetinę ir fizinę žurnalo prenumeratą. Kaip galite nuspėti, pamatę šiuos 3 kainos variantus, 84% pasirinko trečiąjį variantą už €125. Taip, nes vidurinis variantas atrodo komiškai. Logiškai atrodytų, kad būtų galima išmesti tą vidurinį variantą, nes nieks jo šiaip ar taip neperka, bet kai tai ir buvo padaryta, 64% žmonių ėmė pirkti pigiausią variantą už €59. Ir tai yra visiškai logiška, kai žiūri iš psichologinės pusės. Tas vidurinis variantas sukūrė kontekstą ir davė gerą atskaitos tašką, kuris trečiąjį €125 variantą pavertė labai gerų pasiūlymų. Kai staiga dingo vidurinis variantas, pasikeitė kontekstas ir 125 staiga atrodo labai brangu. Gerai sudėlioti pasiūlymų paketai ar net prekės lentynoje gali jums padėti formuoti, kaip žmogus suvokia, ar tai yra aukšta ar žema kaina.